Žuvims, vėžiams ir skorpionams. Ateinanti savaitė. Bendras fonas, pagrindinė energija, kuri įtakoja visas sferas. Kas ateinančią savaitę jūs stipriausiai veiks emociškai? Kas ateina į jūsų gyvenimą? Kur atsiveria galimybės? Santykiai ir bendravimas. Ką verta paleisti? Ko pasisaugoti? Ir patarimas, kaip elgtis, kad laikas jums būtų kuo geriausias. Pagrindinė energija, kuri įtakoja visą ateinančią savaitę, tai kardų aštuntukas, jausite kažkokius tai suvaržymus, kai kurie patys save varžysite ir neleisite savo pajudėti, tarsi kišite savį kažkokius tai rėmus, arba su mintimis kažkokiomis tai, arba su veiksmais. Tiesiog neleisite savo kažkaip tai pajudėti, kažko tai daryti. Nes galbūt informacijos kažkokios trūksta jums, galbūt šiaip nenorėsite kažkur tai judėti, bet patys save ribosit arba tiesiog papulsite kažkokius tai apribojimus. Kas jūs stipriausiai veiks emociškai, tai velnio arkanas. Kai kuriuos gali veikti tiesiog manipulacijos, tiek jūs galite kažko tai manipuliuoti, tiek jumis gali kažkas manipuliuoti, tiesiog susidursite su tuo ir emociškai tai jums bus kažkoks tai kaip impulsas, kaip kažkoks tai postumis. Čia dar kai kuriems gali suveikti priklausomybės kažkokios jūsų ir tos priklausomybės tai gali būti visokios. Tiek nuo žmonių kažkokių galite būti priklausomi ir tai labai jūs stipriai veiks, tiek nuo kažkokių tai savo pačių priklausomybių, tokių kaip alkoholis, kai kam, galbūt nikotinas, tiek galbūt šapoholizmas kažkoks. Čia priklausomybės gali bet kokios būti labai sustiprėjusios ateinančią savaitę, į ką labai reikėtų atkreipti dėmesio. Kas ateina į jūsų gyvenimą? Čia kažkokią informaciją galite gauti, kurie jau kažkurį laiką tvyrojo ore, bet dabar išlips į paviršių. Ir tai nepatiks jums, gali skaudinti, gali tiesiog būti ne pagal jūs ta informacija, bet kuo greičiau jūs su ją susitaikysit, susigyvensit, tuo greičiau galėsite iš to išeiti. Nes kur atsiveria galimybės, tai jūsų pačių gyvenimo malonumuose, kai kuriems galbūt tiesiog kažkokie tai pasimėgavimai gali atsirasti, galbūt mėgausite savo kūnų, savo kažkokiom tai galimybėm, pavyzdžiui, sportuoti, pavyzdžiui, kažkokius tai darytis masažus, ar tai šiaip pasimėgauti maistu, gėrimais kažkokiais, bet čia atsiveria galimybės, tai jums duos kažką tai tokio naujo, kai jūs galėsite mėgautis patys. Nes galbūt buvo įlindę į kažkokius suvaržymus, kur neleido savo kažko tai, dirbot, pavyzdžiui, labai daug, kaip pavyzdys, ir neturėt laiko poilsiui, neturėt laiko savim pasirūpinti, tai bus kažkokios tai galimybės galbūt kažką tai padaryti malonaus dėl savęs, dėl savo kūno, dėl savo kažkokių tai pomėgių galbūt, Santykiai, bendravimas. Čia kardų karalius, kai kurie jūsų santykiuose galite susidurti truputį su praeitimi mergaitės, pas jūs gali sugrįžti vyrukai iš praeities, jūsų eksai, galbūt kažkas taip pat galite bendrauti ir būsite save taip apriboję, galbūt netgi ir informacija kažkokia gali būtent apie juos, apie buvusius ateiti, galbūt netgi ir manipulacijos kažkokios tai gali būti iš buvusių jūsų, nes čia pas mergaitės vyrukai. Ir šiaip, santykiuose gali būti truputį toksai bandymas susidėlioti taškus ant į, gal net ir toksai šaltas bandymas, gali būti ir kritikos iš partnerio, pavyzdžiui, kad gali kažką tai ir aštraus pasakyti, bet čia bus teisinga kritika, čia nebus kažkas iš piršto laužta, tiesiog reikia turėti tą mintį, galbūt net ir išeis kažkokia informacija, kuri buvo nutylima iki to laiko, ir dabar pavyzdžiui kažkas sudėlios jums, susakys, kas patinka, kas nepatinka, ką galbūt reikėtų keisti santykiuose. Ir čia iš vyro pusės labai didelė tikimybė, kad bus ta kritika kažkokia tai arba kažkoks atšalimas ir išsakymas kažkoks toksai galbūt ir šaltokas ir ne visoms tas patiks. Apie naujas pažintis čia nelabai. Čia iš tikrųjų kažkaip bandysite susidėlioti dar savo tą laiką, kažkaip bandysite, save būsite įsistatę kažkokius tai rėmus ir ne apie naujas pažintis. Čia labiau bus gvildenimas savo praeities.
galbūt netgi ir manipuliuosit kažkur, galbūt net į priklausomybės kažkokias busite įlindę, bet tas vidus toksai bus, kad reikės susidėlioti taškus ant į, nusistatyti, ko jums reikia. O tie, kurie vieniši, tai jums nėra blogai ir vieniems bent jau šiuo metu. Ką verta paleisti? Čia iš tikrųjų atsiskyrėlio arkanas ir vertėtų paleisti tą tokį atsiribojimą nuo visų. Įlindimą į save, į savo bėdas, problemas, norus, malonumus, į tai, kas rūpi tik tai jums, reikėtų truputį iš to išeiti. Reikėtų pradėti galbūt bendrauti su daugiau žmonių, ypač tie, kurie vieni esate, galbūt ir reikia bandyti susipažinti, susidėti taškus ant į ir bandyti susipažinti su kažkuo, įsinešti savo gyvenimą, kažkokį tai naujumą, kitus žmonės įsileisti. Netgi tie, kurie yra porose, irgi galbūt yra dabar tiek įlindę į savo kažkokią tai veiklą, į savo kažkokius tai reikalus, pamirštate savo antrą pusę. Tai reikėtų tą paleisti ir kažkaip pradėti gyventi jau ne vieni, išeiti iš tos senatvės. Ko pasisaugoti? Čia iš tikrųjų kai kuriems gali būti taip, kad reikėtų pasisaugoti kažkokios įtakingos moters. Čia moteris gali būti jūsų, pavyzdžiui, kas liečia darbus, kaip pavyzdys, vadovė. Gali būti kažkokia tai vyresnė draugė, kuri irgi labai stipriai įtakoja jūs ir gali būti negeranoriškai nusiteikusi. Kai kuriems netgi mama, anyta irgi, ir čia galbūt gali būti kažkoks tai susidūrimas. Galbūt net ir manipuliacijos gali būti iš jų pusės, kaip pavyzdys, ten atvažiuok man padėk, nes man ten plyšta kažkas, tai skauda galva ir neturiu jėgų ir visa kita, nors realiai taip nėra. Tiesiog reikėtų atsargiai žiūrėti į tas moteris jūsų aplinkoje. Taip pat, jeigu kažkas tai norite pradėti kažką tai naujo, kažkokį tai ar darbą naują, ar kažką, nežinau, kažkokį tai ar verslą, ar kažką tai naujo, pagalvokit kol kas, galbūt nežinot visos informacijos, galbūt informaciją kažkokią gausite, kur jūsų jinai nedžiugins ir reikia dar parinkti tos informacijos. Truputį pristabdyti čia reikėtų, jeigu norit kažką tai naujo pradėti, truputį save apribokite patys. Ir dar mergaitėms, jeigu neaktualu nėštumas, irgi pasisaugokit, kad nepastotumėt, jeigu nenorite to. Nes irgi būtent šitoj pozicijoje reikėtų apie tai pagalvoti. Ir patarimas. Lazdų riteris. Iš tikrųjų čia energingas arkanas ir čia reikėtų vėlgi nesėdėti, nors savaitės toksai fonas bus, kad jūs save patys ribojate, čia kaip tik tai sako, nebesėdėkit apriboję savęs. Išeikit iš tų apribojimų kažkokių tai ir pradėkit kažką tai daryti. Ir paleisti reikia tą vienatvę. Kai patys esate vieni, tiesiog įlindę į savo kažkokias ar problemas, ar darbus, ar kažką tai, kas svarbu tik tai jums. Galbūt netgi ir malonumai kažkokie, kurie svarbus tik jums, iš to irgi reikėtų išeiti. Galbūt į kelionę kažkokią išvažiuoti, galbūt šiaip kažką tai pajudėti iš tos situacijos, kurioje dabar esate ateinančią savaitę. Pagalvokit apie tai. Viskas. Priimkite tik tai, kas rezonuoja, visą kitą paleiskit. Dvyniams, svarstyklėms, vandeniams. Ateinantį savaitę. Į ką labiausiai reikia atkreipti dėmesį? Bendras fonas, pagrindinės energijos ateinančiai savaitai, kas šią savaitę jūs stipriausiai veiks emociškai, kas ateina į jūsų gyvenimą, kur atsiveria galimybės, santykiai, bendravimas, ką verta paleisti, ko pasisaugoti. Ir patarimas, kaip elgtis, kad laikas jums būtų kuo geriausias, kad pataria kortos. Bendras fonas, lazdų ketvirtukas, tai iš tikrųjų čia kaip ir stabilumo arkanas, bet ir toksai noras švęsti, galbūt pasiekus kažkokią tai pergalę, galbūt kažkur tai gavus rezultatą ir toksai galbūt kai kurie švęsite kažką tai, bet toks nusiteikimas bus laimingas, džiaugsmingas, žodžiu, ir stabilus. Kas šią savaitę jūs stipriausiai veiks emociškai, tai jūsų naujos galimybės, kažkokie tai šansai suteikiami, galbūt kažkam tai net ir dovanėlės kažkokios ar kažkokios įplaukos, nelabai didelės, bet kažkas tai tokio gali būti ir tai jums emociškai duos kažkokį tai džiaugsmą. Ir čia reikėtų nepraleisti šansų suteikiamų, nes jeigu nepasinaudosit, jie praeis pro šalį. Kas ateina į jūsų gyvenimą? Monetų devintukas, tai finansinis stabilumas, tai
džiaugsmas dėl to, ką jūs jau turite, dėl savo pasiekimų. Tiesiog galite mėgautis tuo, ką jau turite ir tai tiesiog teiks jums džiaugsmą. Reikėtų tuo irgi pasinaudoti. Čia net jeigu ir vieni būsite, vis tiek džiaugsitės tuo, ką turite. Kur atsiveria galimybės? Čia kažkokioj naujoj pradžioj gali būti galimybės, galbūt pradėsite kažką tai naujo, ar tai projektą kažkokį, ar tai darbą kažkokį. Čia bet kas gali būti. Čia ir komfortas gali būti namų, kai kam gal tiesiog puošite namus savo, kai kam galbūt remontą kažkokį tai darysite, tai kažkokia tai nauja pradžia. Kai kas galite tiesiog lauktis, sužinos mergaitės, kad laukėsi, ir tai jums irgi kažkokios tai galimybės naujos, nes galbūt laukėte vaikelio. Čia bet koks augimas. Kad ir ką jūs pradėsite, ateinančią savaitę po truputį augs. Taip pat čia gali būti galimybės kažkokios tai su jūsų mama, su jūsų anyta, jeigu turite, su kažkokiom vyresniem draugėm irgi, moteriška linija irgi gali teikti jums džiaugsmą ir kažkokias tai naujas galimybės, galbūt pasiūlymą kažkokį gausite. Savo kūnų galite rūpintis, grožiu savo, irgi bus kažkas tokio naujo, kažkokias tai galimybės gausite. Santykiai. Čia kardų septintukas. Santykiuose kažkokie tai gudravimai gali būti, ne viskas pasakoma, kažkas gali būti nutylima, kažkur galim bandyti išsisukti iš kažkokios tai padėties, ne viską pasakyti, dar aš noriu pasitikslinti, kas čia gali būti. Žiūrėkit, čia daug visokio gali būti ir žinutės kažkokios tai, apie kurias galbūt nutylima, ir gal skambučiai, važiavimas kažkur tai, daug kažkokios tai informacijos, Čia smulkmenos gali būti, bet galbūt nepasakys visos tiesos, galbūt kažkas tokio, Tiems, kas bandote susipažinti su kažkuo, irgi bus ne viskas jums pasakoma, kažkas nutylima, jeigu kažką bandysite pasiklausinėti, išsiaiškinti, bandys išsisukinėti, Čia bendravimo gali būti daug labai. Jeigu kažkas tai per nuotolį bendrauja, kaip pavyzdys, galbūt ir poroje esate, bet atstumas tarp jūsų, tai bus daug bendravimo, bet irgi ne viską jūs žinosite, ne viskas bus jums pasakoma, į kai kurios klausimus gali net bandyti neatsakyti, sugudrauti, nutilėti kažką, tai tokios energijos eina. Toliau žiūrime, ką verta paleisti artimiausiu metu. Čia pykčio arkanas, čia reikėtų paleisti bet kokius ginčus ir bet kokį bandymą įrodyti savo tiesą net ir tokiu negražiu būdu. Čia reikėtų paleisti tą norą kovoti vardan kovos. Ne dėl to, kad reikia kažko tai būtinai, bet aš įrodysiu savo teisybę ir nesvarbu, kad aš tą savo teisybę galiu įskaudinti kitą žmogų, kaip pavyzdys, tuo savo įrodymu. Nes čia negražus įrodinėjimas, čia tokie piktumai, kurių geriau nereikia. Tai šitą reikėtų paleisti iš savo gyvenimo, jeigu ir yra kažkas tai tokio. Prisiminkit, kad geriau kažkaip tai paieškoti kompromisų. Jeigu ir papulsit į kažkokį ginčą, matot, kad prasideda ginčas, prisiminkit, kad nereikia jums jo. Tiesiog paleiskite iš savo gyvenimo. Ko pasisaugoti? Tai pasisaugoti tokio užsistovėjimo ir neveiklos. Čia iš tikrųjų reikėtų veikti. Šansai kažkokie gali būti suteikiami, tai bent jau apsvarstykit tuos šansus, neužsidarykit ir nebūkit vieni. Tipo, aš noriu pabūti vienas, nelįskit prie manęs ir nekiškit man savo kažkokių tai ten pasiūlymų. Čia kaip tik tai šito reikėtų pasisaugoti, nes jums nenaudinga, galbūt ir bus kažkokie tai nauji pasiūlymai ir jeigu jūs jų neapsvarstysite, prarasite kažką tai. Šansus kažkokius suteikiamus ir tiesiog. Tuo labiau, kad čia ir tos energijos tokios gražios, iš tikrųjų reikėtų švęsti, reikėtų pasidžiaugti tuo, ką jau turite. Ir patarimas, kaip elgtis. Čia pasirinkimo arkanas ir tie pasirinkimai yra tokie iliuziniai. Čia labai svarbu pažiūrėti realiomis akimis į tai, kas yra siūloma. Kad ir tie šansai kažkokie suteikiami galbūt, gali būti daug visko siūloma, bet reikėtų įsivertinti, ką jūs tikrai galite pasiekti, ką turėti, dėl to, kad ne viską jūs galite pasiekti, ne viską galite turėti, daug ką galite matyti per rožinius sakinius ir iš pradžių atrodys, kad viskas, galiu turėti viską, bet ne viską jūs čia gali turėti. Čia reikia pirmiausia išsirinkti vieną kažką tai realiausią, įgyvendinti, tada imtis kažko tai kito, nes ir kas atsiveria, kokios galimybės, galbūt pasiūlymai kažkokie tai bus kažką tai daryti, tai nereikia griebtis visko iš karto, nes tada išsibarstysit ir realiai nepasidarysit nieko iki galo gerai.
įsivertinkit savo galimybės, įsivertinkit tai, kas jums reikalinga ir tada išsirinkę teisingai galite eiti ir jau tada būtent tą augimą ir turėsite. Tai va, tokia ateinanti savaitė, pasimkite tik tai, kas rezonuoja, visą kitą paleiskite. Avinams, liūtams, šauliams ateinanti savaitė, koks bus bendras fonas, pagrindinė energija, kuri įtakoja visą savaitę. Taip, kas stipriausiai veiks emociškai, kas ateina į jūsų gyvenimą, kur atsiveria galimybės. Santykiai ir bendravimas, ką verta paleisti, ko pasisaugoti ir patarimas, kaip elgtis, kad laikas jums būtų kuo geriausias. Bendras fonas, pagrindinė energija, Mėnulio arkanas, bus kažkokia tai savaitė neaiškumų, gali būti ir baimių kažkokių tai, galvosite ir čia labai svarbu klausyti savo vidaus, savo intuicijos, nes jums kažką jinai kuždės. Svarbu įsiklausyti ir nebijoti, ką jums, tiesiog ką jūs jaučiat, pajausti. Ir čia baimės gali būti ir prisigalvotos, nes Mėnulio šviesoje netaip matome kaip dienos šviesoje, todėl daug ką mes galime hiperbolizuotai matyti. Tai va, turėkite tą mintį ir klausykit savo vidaus. Kas veiks stipriausiai emociškai? Čia pasirinkimo arkanas, iš tikrųjų galbūt būsite įlindę į apmąstymus, kaip elgtis, ką rinktis, nes ar jūs norėsite sėdėti ten, kur sėdite dabar, ten, kur viskas aišku, suprantama, ar vis dėlto norėsit eiti į kažką tai naujo, kur galbūt va, tos baimės ir bus, nes nežinote, kas tenais laukia, ir va, tiesiog bus toksai jūsų vidus, taip jūs emociškai busite nusiteikę labiausiai. Kas ateina į jūsų gyvenimą? Taurių tūzas. Čia gali būti emocijų daug kažkokių tai ir gali būti įsimylėjimas. Gali atgimti jausmai kai kam, tiesiog, nes čia jausmai veršis per viršų, galbūt sėdėjote per ilgai be emocijų kažkokių tai. Ir dabar vat, jūsų gyvenimą ateina kažkas tai tokio naujo, kažkas tai suvirpės galbūt širdyje naujo, ko iki šiol nebuvo, ko nejautėt. Galbūt atgims kažkokie tai jausmai, kai kam gali būti su vaikais susiję. Dėl to, kad tiesiog tokios emocijos. Kur atsiveria galimybės? Vėlgi taurių ketvirtukas, tai stabilumas, bet šiuo metu galbūt jūs jau nieko nebenorit, jums kaip ir viskas pabodė, sėdit savo tokioj stabilioj situacijoje, nors ir yra pasirinkimas kažkoks. Tai čia šitas arkanas ir sako, pamatykit jums siūlomas galimybės, neatmeskit visko iš karto, tai kas yra jums siūloma, nes prarasit. Ir galbūt ir vertėtų iš tikrųjų pagalvoti apie tai, kad galima pabandyti kažką tai naujo. Įsivertinkit, nes čia jums ir atsiveria tos galimybės, būtent kažkas tai naujo jūsų gyvenime. Galbūt net ir jausmus priimti galit kažkokius tai, kurių iki šiol galbūt nenorėjot priimti savo gyvenime, nenorėjot įsileisti. Santykiai, bendravimas. Tiems, kas ieškote kažko tai naujo, susipažinti, tai čia tiesiog turit baimių krūvą, patys save ribojat, ir čia baimio arkanas, ir čia baimio arkanas, patys, žodžiu, neleidžiat savo bandyti kažką tai susipažinti, net jeigu ir patinka kažkoks žmogus, dvejojate patys savo čia rašyti, nerašyti, jeigu tai per internetą bandom susipažinti. Jeigu žmogų tą pažįstate, bet bijot jam kažkaip tai parodyti dėmesį, tai irgi jūs vildenat, galvojate, tai galbūt vis dėlto reikėtų, nepabijoti, pabandyti žengti tą pirmą žingsnį ir vyti tas baimės šalin. Tiems, kas porose, čia irgi yra daug baimių, daug prisigalvojimų, daug nežinios. Gali būti netgi ir apie nėštumą kažkas tai tokio, nes Mėnulis irgi duoda būtent, galbūt ir baimės yra dėl to, nes nežinomybė galbūt tokia. Ir čia baimių yra prisigalvota daugiau galbūt negu kad jų yra iš tikrųjų. Jūsų galvoj daugiau visko negu realybėje. Tai čia apie tai irgi pagalvokite, galbūt yra pasirinkimai kažkokie, tai kuriuos reikia daryti, ir čia priimti kažkokius tai pasiūlymus, ar kažkokius tai šansus jūsų gyvenime. Tas baimės reikėtų kažkaip tai nustumti šoną tam, kad pamatytumėt realybę. Ką verta paleisti? Šaltumą, iš tikrųjų, čia tokį dėliojimą taškų ant į šaltą tokį elgesį. Galbūt reikia įsileisti jausmus į savo gyvenimą, o jūs elgiate šaltai, tai paleiskite tą šaltumą. Vyrukams, jeigu žiūrite, reikėtų paleisti jūsų eks, jūsų buvusias, nes jos irgi jums neduoda galimybės žengti į priekį.
stabdo kažkaip jūsų ėjimą pirmyn. Tai užriškit visus mazgus, nes realiai reikia žiūrėti į priekį, o ne atgal. Buvusi tegu ir lieka praeity. Ko pasisaugoti? Saiko arkanas, tai neveiklumo ir tekėjimo pasroviui tokio. Reikėtų jum vengti, nes jeigu patys nieko nedarysit, jeigu patys nepriimsit kažkokių tai sprendimų, nepasirinksit, jeigu patys neįsileisit į savo vidų jausmų, niekas už jūs to nepadarys. Tai reikėtų pasisaugoti to neveiklumo. Jeigu kažkas kažką siūlo, nebijokit priimti, bent jau pabandyti. Tai to tokio užsisėdėjimo, bandymo išlaviruoti kažkaip, tai šito reikėtų pasisaugoti. Ir patarimas, žiūrėkit, imperatoriaus arkanas, čia reikia visur struktūros, visur susidėlioti viską į lentynėlės taip, kaip reikia jums. Viską daryti pagal taisyklės. Pasirašėt kažkokį grafiką, kažkokį darbų planą ir darote pagal tai, kaip pasirašėte, kaip susidėliojate. Tada pas jūs viskas vyks sklandžiai. Jeigu bėgsite ten, viskas išsibarstysite, energijos nebeliks ir nieko realiai nepasidarysite. Čia labai svarbu struktūra. Tiems, kas porose, kas santykiuose, tai reikia žiūrėti savo šeimos, iš tikrųjų, ir savo šeimą rūpintis, būti kaip siena šeimai, kaip atrama, neįsileisti baimių, kad ir kur čia jos būtų, santykiuose irgi yra kažkokios tai baimės. Susidėlioti taškus ant į, viską taip sustruktūruoti ir tada ta savaitė turėtų būti visai nebloga. Bent jau tokios aš jums jos linkiu. Paimkite tik tai, kas rezonuoja, visą kitą paleiskite. Jaučiams, mergelėms, ožiaragiams ateinantį savaitę. Kokios pagrindinės energijos, ką reikėtų atkreipti dėmesį? Bendras fonas, pagrindinė energija. Kas šią savaitę jūs stipriausiai veiks emociškai? Kas ateina į jūsų gyvenimą? Kur atsiveria galimybės? Santykiai ir bendravimas. Ką verta paleisti? Ko pasisaugoti? Ir patarimas, kaip elgtis, kad laikas jums būtų kuo geriausias. Bendras savaitės fonas jėgos arkanas. Iš tikrųjų turėsite daug energijos, būsite susikoncentravę į darbus ir čia labai svarbu kai kuriuose vietose valdyti savo emocijas, valdyti savo jausmus, norus, tiesiog mokėti susivaldyti savo vidų. Tai yra labai svarbu ir tokios energijos bus, kai kur galbūt reikės save ir bandyti suvaldyti, nes būsite tokiose situacijose, kur galbūt ir bus kažkokias tai energijos pliūpsnis, kur reikės bandyti suvaldyti save gražiai, lengvai, neleisti į paviršių išlipti agresijai. Čia dar labai svarbu nepersidirbti, nes pagal jėgos arkaną jūs turėsite daug energijos ir darboholizmas čia irgi gresia. Reikia mokėti ir pailsėti. Kas jūs stipriausiai veiks emociškai? Pažas kardų apie informacijos rinkimą. Iš tikrųjų, galbūt patys rinksite informaciją apie kažką tai ir galbūt susidursite su tuo, kad apie jūs renka informaciją. Čia labai svarbu susivaldyti galbūt ir nepasakoti kiekvienam apie save. Neišsipasakoti apie savo planus, apie savo kažkokias tai užmanymus, nes kažkas gali tuo pasinaudoti. Dar labai svarbu neįlysti į pletkus. Jeigu renkate informaciją, pasitikrinkit, ant kiek ta informacija yra iš tikrųjų teisinga. Nepulkit išsigąsti arba daryti kažkokias išvadas pletkų lygyje. Tiesiog, jeigu gaunat kažkokią informaciją. Čia yra labai svarbu. Kas ateina į jūsų gyvenimą? Pasirinkimo arkanas ir čia būtent apie informaciją. Kai jūs neturit pilnos informacijos, reikia jums daryti pasirinkimą, o jūs nežinot, kaip tą daryti. Nes jums tie pasirinkimai, tiek vienas, tiek kitas, čia mažiausiai 2 pasirinkimai, jums neįdomus tuo, kad jūs nenorit nei vieno, nei kito rinktis. Per mažai informacijos turite. Tai čia ir bus ta situacija, kai jūs rinksit informaciją, ieškosit. Ir dar kol kas pasirinkimo kaip ir nedarysit, bet vis tiek tai ateina į jūsų gyvenimą. Jums reikės padaryti tą pasirinkimą. Tai čia neskubėkit. Kas atsiveria, kokios galimybės? Čia kažkokie tai nauji darbai gali būti, nauji jūsų planai. Tiesiog galbūt reikėtų nepraleisti pro šalį, ir čia tokios situacijos bus, kurias jūs pasirinksite ir galėsite padaryti iki galo. Čia su finansais gali būti susijęs su jūsų konkrečiu darbu, galbūt netgi kai kam pažintys gali būti mergaitėms su vyrukais tokiais, kurie tokie galbūt nelabai linksmi ir nelabai energingi, bet patikimi.
Tai va čia tokios kelios situacijos, ne, gali būti. Tai va irgi nepraeikit pro šalį, nepraleiskit progų kažkokių, tai nepraleiskit savo gyvenimą, ne, nes tai atsiveria tokios galimybės. Ir pažintis kažkokios, ir nauji darbai galbūt kažkokie tai. Santykiai ir bendravimas. Vėlgi, monetų tūzas. Tiems, kas ieškote naujų pažinčių, yra taip, būtent galimybės susipažinti, ne, didelės. Galbūt va, čia tas vyrukas ir bus kažkoks, tai va, mergaitėms, ne, pažintis kažkokiam įsimato. Šansai kažkokie suteikiami. Tiems, kas porose, gali būti, jeigu planuojat vaikelį, irgi yra šansai visi va, mergaitėms pastoti, ne, kažkas tai va, gali būti, ne, pasinaudokit tuo. Ir šiaip čia gali būti mažos dovanos kažkokios, nedidelės tai, bet tiesiog pat smagios tarpusavė, ne, vieni kitiems galite kažkokias tai dovanas daryti, ne, tiesiog tai irgi gali būti gražus bendravimas. Ką verta paleisti? Mėnulio arkanas, čia iš tikrųjų apie baimės daugiausiai, paleiskit būtent baimės. Ir galbūt vat, čia negalit padaryti kažkokio pasirinkimo kaip pavyzdys, ne, vien dėl to, kad bijot kažko, nežino kažkokios tai informacijos. Tai vat reikėtų paleisti tas baimės dėl to, kad jos daugiau jūsų galvose negu realybėse ir tiesiog truputį gal atsipalaiduoti. Ko pasisaugoti? Vežimo arkanas. Per greitai daryti pasirinkimą. Vat visur čia. Ir tokios energijos eina, kad reikia išsiaiškinti informaciją iki galo, neskubėti. Čia irgi ateina kažkokios tai galimybės, kurios ateina lėtai. Ta prasme, jos nebus taip spontaniškai greitai. Ne? Tai čia vat reikėtų pasisaugoti būtent greičio, kai priimat sprendimus, nežinodami visos informacijos ir neišsiaiškinę visų galimybių, tai pavyzdys. Taip pat kai kuriems reikėtų pasisaugoti pačio greičio. Tarkim, kelyje greičio, neskubėkit, nevažiuokit per greitai, ne? Kad nepapultumėte į kažkokias tai situacijas, kurios nemalonios bus. Ne tik sprendimų nepriimkit greitai, bet tiesiog patys nieko nedarykit, nevažiuokit kažkur greitai, neliekit ten akis išdegę, ne? Bet tiesiog to reikėtų pasisaugoti ateinančią savaitę. Ir patarimas, užbaikit kažkokią tai situaciją tam, kad jūs galėtumėt eiti toliau. Nes čia kaip ir jau pabaiga kažkokia yra, bet reikėtų nesilaikyti įsikibus į praeitį kažkokią tai, kuri jau viskas numirė. Ta prasme, jau tiesiog reikia ją palikti, tam, kad galėtumėt eiti į priekį. Tam, kad galėtumėt priimti kažkokius tai naujus pasiūlymus galbūt, ne? Tam, kad padarytumėt pasirinkimą, ne? Tiesiog paleiskit ir pradėkit matyti kažką tai naujo. Nebesilaikyti įsikabinę į praeitį. Tai va, tokia ateinanti savaitė, paimkite tik tai, kas rezonuoja, visą kitą paleiskite. Dėkoju už jūsų laiką, širdutes ir iki sekančio karto.